Kažkada čia buvo miško keliukas, kuriame dar likusios gilios provėžos. Užvirtę medžiai pasmerkė keliuką mirčiai. Baltarusijoje ir Ukrainoje kitaip nei Lietuvoje. Miško kelių ten niekas netvarko, o išvažinėja naujus. Žirgais Juodosios jūros link keliaujantiems raiteliams ir jiems tinkamiausio kelio ieškančio visureigio komandai. Tai papildomas galvos skausmas, nes kartais tenka brautis per tokius brūzgynus, kurių nei pervažiuoti, nei perjoti atrodo neįmanoma. Bet buvo ekstremalių situacijų, sakykime, bevažiuoti? Buvo. Ir kaip tik buvom, tiesiog ne dėl mūsų kaltės, vienas miško keliukas buvo labai užvirtęs medžiais, teko grįžti ir valandos bėgyje vėl įlindom į tokį pragarą, kad jau galvojom vėl reikės grįžti, bet tiesiog kažkaip tai, negalėjau sau leisti tokio dalyko, kad priverst žmonės papildomus tos kilometrus daryti ir prasimušėm. O mušėtės per ką? Koks kelias? Oi, ten viskas buvo, ir medžiai užvirtę, ir pelkės. Atvirai pasakius, ant ribos buvo, kad sustotų. Visureigis Nissan Patrol, kurį vairuoja Vaidotas Marozas, kas rytą leidžiasi į kelią ir ieško tokio, kuriuo smagiausia risnoti žirgams. Žirgam idealiausias kelias yra lauko keliukas be jokios dangos, tiesiog provėžos kažkokios. Bet tai tie keliukai kai kada ir niekur nueina. Kai kada jie nebepravažiuojami, kai kada medžiais užgriuvę. Brūzgynai, pelkės, purvas, žvyras. Visureigio pravažumas dažnai atrodo neįtikėtinas. Jis nestebina tik jo vairuotojo Vaidoto Marozo, įdėjusio nemažai pastangų ir laiko, kad automobilis taptų pravažesnis nei salone pirktas standartinis. Žirgams tinkamiausio kelio ieškantis Nissan Patrol turi sportinę pakabą, 33 colių ratus, radijo ryšio priemonės. Visureigis maksimaliai palengvintas, nes išimtos visos nereikalingos apdailos detalės. Šie patobulinimai netrukdo praeiti techninę apžiūrą, bet suteikia galimybę įveikti bekelę. Juodosios jūros link su raiteliais traukia 5 visureigiai ir mažasis autobusas. На 6-й поставьте, пожалуйста, пистолет в колонку. Так и делаем. Теперь можно взять? Теперь вдруг не статьи. Du Nissan Patrol tempia priekabą su pakaitiniais žirgais, viename visureigyje sutelpa kilnojamoji virtuvė, o dar vieną Mitsubishi Pajero vairuoja žygio vadovas Gintautas Babravičius, nuolat lakstantis su reikalais ir vežiojantis televizijos filmavimo grupę. Į mažąjį autobusą sukraunami žygeivių asmeniniai daiktai. Mano funkcijos ir užduotis buvo šiek tiek lengvesnės negu Vaidotui. Jam reikėdavo natūroje įveikti visas kliūtis ir negalėjai jų apvažiuoti. Aš galėjau pasirinkti ar surizikuoti, kur nors užstrigti ir kviestis pagalbos, ar, sakykime, paimti ir apvažiuoti tą kliūtį, kitų kelių pasiekti tikslą. Taip kad šiuo atveju kitas ekstremalumas man kliuvo, jau 7,5 tūkstančio kilometrų per porą savaičių buvo prisukta. Į Lietuvą trumpam grįžęs žygio vadovas Vilniaus vicemeras Gintautas Babravičius jau šią savaitę skubės atgal į Ukrainą. Ten prisidėjęs prie Juodosios jūros link traukiančių žygeivių, kelionės vadas savo visureigių vėl lakstys Ukrainos keliais, vežiodamas televizijos filmavimo grupę, skalbinius ar degalus elektros generatoriui. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Ukraina.